Sveiki, aš esu Karolis Kigolis, daugiabučių namų ir pastatų priežiūros konsultantas, nepriklausomas ekspertas priežiūros srityje. Šiandien aš jums pristatysiu vieną labai aktualią temą šiandienoje, tai yra jungtinės veiklos sutartis, vieną iš valdymo būdų. Iš tikrųjų yra labai mažai žinome apie šitą sutartį, labai mažai yra pavyzdžių. Labai valstybė ir aplinkos ministerija vengia eskaluoti šitą temą. Ir pastoviai brukama ta bendrija, daugiabučio namo savininkų bendrija. Aš galvoju, kaip nepriklausomas konsultantas turintis patirties nemažai metų, tikrai šitoje srityje, kad nėra ne vieno valdymo būdo blogo. Yra kiekvienas būdas skirtas tam tikram daugiabučiui. Ir kaip pasakyti, kam eiti sunkesnių kelių, jeigu galima eiti lengvesnių kelių. Tai va būtent, jungtinės veiklos sutartis tai yra lengvesnis kelias prižiūrėti savo daugiabutį, lengvesnė valdymo forma. Kam jinai naudojama ir kam aš ją rekomenduoju? Tai rekomenduoju, jeigu gyventojai sugalvoja pakeisti administruojamą įmonę, tai visą laiką rekomenduoju rinktis jungtinės veiklos sutartį, tai yra labai ganėtinai lengvas keitimas. Tai yra belieka mums surinkti įgaliotiniui, namo atstovams. Nėra jokios formulės ar kažkokių, kaip ten sakoma, daryti susirinkimus ir taip toliau. Visi mes žinom, kad, tiksliau gal ne visi žinot, aš tai tikrai žinau, kad namo priežiūra, daugiabučių namų priežiūra maksimum domisi iki 3% namo gyventojų. Tai va, tai ką aš jums noriu pasakyti, kad žmonės, kurie jums aktuali ta priežiūra, namo pastato priežiūra, tikrai, kaip pasakyti, junkitės į grupelės ir tikrai keiskite ir administratorius, ir valdymo formas. Jeigu jūs matote, kad šita valdymo forma jums netinka, jūsų daugiabučių ir jums yra blogai. Ir administratorius nesiskaito su jumis, ir mokesčiai dideli, ir yra ir kitų dalykų. Tai va, tai yra viena iš tų valdymo formų jungtinės veiklos sutartis, kurios pagalba pasikeičia administratoriai ir valdymo būdas. Tai reikia daugumos namo savininkų parašų ir pritarimų. Pabrėžiu, namo savininkų, ne gyventojų. Atkreipkite dėmesį šitą dalyką. Nes pasirašydami sutartį jūs ją surenkate daugumą parašų, nešate į registrų centrą, kur reikia registruoja. Registrų centras registruodamas patikrina sutartis, ar ten pasirašė savininkai. Todėl atkreipkite dėmesį. Taip pat, jeigu norite platesnės konsultacijos apie jungtinės veiklos sutartį, apie daugiabučio namo savininkų bendriją, apie visus atsakymus galite gauti, kas susijęs su pastato daugiabučio namo priežiūra. Kreipkitės, mano informacija puslapis yra namokonsultantas.lt, taip pat rasite mane ir Facebook'e Namo konsultantas. Iki pasimatymo.